Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Taip draugai, kaip esu žadėjęs aš jau, tęsiame seriją street fishingo. Žvejojame Kaune, prie pat geležinkelio tilto, praktiškai pačiame centre. Čia iki stoties, aš nežinau, čia 5 minutės piškom, iki Akropolio irgi ten 6-7 minutės piškom. Vienu žodžiu, viskas vyksta vidury Kaune. Pabandysim, pažiūrėsim, gal kas nors pasiseks. Einam, sėdim, bandom, gaudom. Jūsų nekankinau, nerodžiau čia to skanavimo, tiesiog užsidėjau skanavimo šviną, brūkšt, žolės, nu ir viso gero. Vienu žodžiu, atsitraukiau toliau nuo žolių. Čia tokia vieta kažkokia keistai įdomi, čia sukasi, malasi žolynas, vienu žodžiu, nežinau, kaip seksis gaudyti, nežinau. Bet pabandžiau, uždėjau 80 gramų su vėlom, stovi. Ten, kur ruošiuosi mesti. Tai klausimas, kaip mums bus čia su ta žolė. Nes labai neša. Tiek skanavimo metu, tiek pirmo užmetimo metu, pabandymo, ta prasme, kokią šėryklą laiko, minutė, 2 žolė. Nežinau. Nu, matysim. Šiaip, ruduo. Žolė Nemunas pučia, srovė yra, žolė jau po truputėlį pradeda pūti, ją pradeda nešti. Ir su kiekvieną dieną vis bus stipriau ir daugiau to žolės. Na va, viskas. Ir žolė. Žodžiu, teks pasidarbuoti, pamojuoti. Jeigu mes sugebėsime įdirbti tašką, gal ir pavyks ką nors pagauti. Tarp tų nuostabių Nemuno žolių. Gerai, standartinis variantas. Čiumpam dabar. Pabandėm vienu žodžiu 2 kartus užsimest. Supratom, kad bus darbas. Sliekai. Nu, šiaip gyvų turiu tikrai nemažai. Pasiėmiau vyriškai iš jų. Aišku, jų nereikia mėtyti. Bet nėra jokių problemų su gyvais, kadangi čia vietoje ant kalno pakilus veiverių 51A galima gyvų įsigyti be problemų. Tai va tokie street fishingo malonumai, kaip sako. Vietoje yra visko. Pritrūkai, paprašai kas nors, kad daiktus pasaugotų, nuvažiavai, nusipirkai. Nu, aš čia šiandien vienas kaip pirštas. Bet manau čia. Principė matosi, kad žvejojama vieta. Aš čia asmeniškai tikrai niekada negaudęs. Kažkada vaikystėje, jaunystėje, gal prieš 20 metų tekdavo čia žvejoti ir tekdavo čia pagauti. Aišku, viskas pasikeitė. Pagaudavau karšių. Tikrai pagaudavau. Nu, pabandysim. Informacijos 0. Vakar buvo atvažiavęs pasižiūrėti. Spiningautoje tik tai mačiau vieną čia vaikščio. Kad kas nors su donkė sėdėtų, neteko matyti. Ai, aš dar taip kelis dzikelius paberiu. Labai nedaug. Eti, kaip sakant, dėl kvapo. Sumetame kokias, nedaug, aš manau, 5, gal 6 šėryklėlės, jos nėra mega didelės šitos su vėlomis. Kadangi teks dažnus permetimus daryti, tai jaukas tikrai greitais.
Ir ten ir mėsos, ir jauko ant dugno bus pakankamai greitai daug. Užmetam, palaukiam. Sustoja, aha, sustoja, viskas žalėja. Blin, chebra, nežinau, kaip čia bus. Nežinau. Nu, bet kaip sakant, kadangi jau mes atvykome, man labai toli čia nuo namų važiuot. Gal 5, gal 6 minutės netgi. Tai toks eksperimentas, bandymas. Pamojosim, paplevesosim, pakentėsim, kaip sakant, pamatysim, pažiūrėsim. Pradžia tokia tikrai nieko gero nežadantis. Bet, kaip sako, mužikai šiais laikais kantrus, nu, mes irgi pabūsim kantrus. A po to, kaip sakant, about the situation. Jeigu ką, keičiam tašką. Tašką, ta prasme, Kaunas didelis, kabra. Pabandysim kur nors žemiau gal iš Ančius pavažiuoti, jau sakant, aukščiau. Yra tikrai Kaune vietų, kur galima žvejoti, yra žvejojamų vietų, yra daug nežvejojamų vietų, kur tikrai galima ir verta pabandyti. Nu, patys pagalvokite. Nemunas. Čiagi tas pats Nemunas, tas pats, kur Raudoniai teka, Birštone, Jurbarke, tas pats Nemunas. Ir čia taipogi yra žuvies. Kitą kartą, kam belsis kažkur toliausiai, jeigu galima čia vietoj prie namų pažvejoti. Taip, sutinku, romantikos čia pakankamai mažai, tas street fishingas, bet iš kitos pusės paėmus laiko taupimas, nereikia važiuoti niekur, atvažiavai, pabandėjai valandą 2 savo po darbų arba prieš darbus. Numalšinti tam alkiui, kaip sakant, žvejybiniui. Aišku, čia net važiuosi parai laiko pasidėti, nu tikrai romantikos čia nėra. Dūzgimas, užimas, dienos metu dar ir žmonės. Labą dieną, ką jūs čia gaudote. Taip kad toksai variantas. Nu ką, startinis baigtas. Naudosime Gamakatsu metro ilgio, 0,12 mm storio, 14 numerio kablį. Tinginio pančio pavadėliai, kabliai, kaip čia jos pavadinti. Sakyčiau, tokie vieni iš universaliausių. Raudonas kabliukas, toks dydis pakankamai neblogas, čia galima ir slekelių užmauti, ir matiliuką viską. Pabandom, pažiūrim, kas čia bus. Nu, kaip prie namų, tai norėtųsi truputėlį lengvesnės žūklės, ne tokios, kad čia valyti Nemuną, aišku. Bet, kaip sakant, nu, nuo to niekur nepabėgs. Pas mus Nemunas toksai piktas. Šitą vietą pasirinkau dėl to, kadangi čia labai patogu privažiuoti. Prie pat aikštelė, daiktus neštis netoli, tik tai toks šlaitas labai nemielas yra. Atgal bus užtysti, reikės taip padirbėti. Nu ką, ant starto, ką mes dedam, ant starto dedam tiesiog 2 dzikelius, taip, kontrolinis metimas, pažiūrėt, gal smulkmės kokios yra ar ko, balto žuvies, vienu žodžiu. Tikiuosi šį kartą čia aš ant ešerių neusirausiu, kaip praeitą kartą. Wow. 2 dzikeliai, 1 pinkutė. Saulutė lenda. Ai, smagu. Wow, kažkokios stambios žuvies išėjimas buvo. Čia šiaip plėšrūnų yra visokių. Tikrai Kaune galima žvejoti. Žinau, kas čia gaudo. Tikslingai salačius gaudo.
Lydekas gaudo, netgi naktim. Netgi naktim sviningauja va čia po tiltais. Laikrodukas automobilyje. Neisiu, ingiu, o gal reikia. Bet aš manau, kad mums čia tempą užduos tai žolių nešimas, taip kad kol kas pasėdėsim, palauksim. Pradžia tikrai chebra prasta, labai prasta. Aš nežinau, čia šiandien Hesas paleistas ir kas, nerealiai žolės neša, nerealiai. Dabar ant tie pradėjo nešti, net salos pradėjo plaukti, va, turiu palaukti, kol praplauks, kad padarytų užmetimą. Pasėdėsiu čia dar pusvalandį, pakentėsiu, bet jaučiu, kad nieko mums čia šiandien nesigaus. O toks, vat, prašau, Nemunas. Aš jau feeder armą iškėliau į viršų kiek įmanoma, kad kuo mažiau valas būtų vandenyje. Kaip su surfu gaudau, taip. Nieko kito nebelieka daryti. Gerai, kad idėja yra. Atsigulė savo į viršų ir saulės nėra, neakina. Bet ir tai nepadeda. O, bumt, jau žolė užsikabina. Žodžiu, laukiam, kenčiam, bandom, mėtom, prakaituojam. Praktiškai įsitikinęs, kad užskaityti reikia žūklę tokią, nepavykusią. 4 metimai, 1 pavadys ir 1 sistema. Nemune. Aš dar kelis metimus padarysiu, pakentėsiu, bet praktiškai šansų nėra, aš matau. Žiauriai neša žolės. Neneštų žolės, būtų galima sėdėti, kentėti, bandyti, dirbti su tašku, viską, bet, kaip sakant, su gamta nepasiginčysi, būna ir taip. Taip, kad šiandieną prie geležinio tilto mums greičiausiai nepasiseks. Na va, vėl. Net lupa kotą nuo parmo. Nežinau, ką daryti. Kažkur reikia važiuoti, judėti į kitą vietą. Bandyti ieškoti vietos, kur žolės neneša. Nes čia mes nepasėdėsim, chebra, visiškai. Čia dar šančiasi vieną tokį patogų privažiavimą, žinau, gal ten reikia nulėkti. Dar porą kartų, jeigu ką, važiuojam. Ką, draugai? Sveiki dar kartelį, sveiki visi. Tai va, pažvėjau ryte, pabandžiau pažvėjoti, nieko nesigavo. Aš ten kelias sistemas nupėjau, vienu žodžiu, žolynas, baisu, tragedija, neįmanoma žvėjoti. Bet tai buvo rytas. Kėlė vandenį. Atvažiavau vakare. Labai panašu, kad dabar vanduo toksai labai neblogas, bet tiesiog pervažiavau į kitą vietą. Taipogi Kaune, taipogi street fishingas, mes jau esam čia žvėjoję. O dabar pabandysim pažvėjoti sutemus. Tema tokia. Pamatysim, kas bus. Vienu žodžiu, truputėlį pergyvenu dėl kokybės filmavimo, kadangi patamsi labai prastai yra filmuoti tokius dalykus. Bet dieną buvau privažiavęs šiandien, kėlė vandenį, nešė žolės, kam kankintis, kaip sakant. Tai va, vakarėlis, vanduo ramus, reikia tikėtis, kad jis toks ir išliks. Ir pabandysim kažką pagaudyti. Einam, sėdim, bandom, gaudom. Pagrindinis uždavinys visų žūklių yra skanavimo švinas. Feederiniai žūkliai tai yra numeris 1, be šito reikalo tikrai negalima. Ypač šičia, ypač Nemune. Visą laiką reikia žiūrėti, stebėti, kaip sakant, dugną. Taip, mano rytinis taškas, mes jį nuklipsuojame.
Ir mūsų tikslas dabar surasti tiesiog švarų dugną. Nesupratau, čia žolės išnešė. Aha, yra tų žolių čia. Yra. Miesto garsai, kažkur signalizacija veikia. Aš čia įvariau gerai į žolyną. Turėtų būti reikalų, jeigu užkibs stambesnė žuvis, čia per tas žolės bus ką veikti perkelti. Tokios. Čia jau dugno žolės, jau neužneštos, aš jau grinai ėjau į dugno žolių juostą. Gylio nėra daug, principė tai yra normalus gylis nemoninis apie 2 metrus. Per toli permečiau. Ten kita žolių juosta. Kažkas panašaus. Ir va tokiu principu brūkšt ir susirandam tą tokį tarpą tarp žalių, kaip sakant, ten, kur galima būtų žvejoti. Labai greitai temsta, valandų nėra mažai. Įdomu bus. Neseniai mačiau, kolega karšiuką pimtelėjo. Jau pradeda jie čia judėti vakare. Kaip ir neblogai. Tik kad paskui labai jau staigiai žolės iššokame. Matot, kas darosi. Paskutinis užmetimas, paskutinis praskanavimas. Aš čia gaunasi taip tokiam kolidoriui tarp žolių. Randuosi. Truputėlį toliau žolės. Truputėlį arčiau žolės. Čia kaip ir gerai. Ir va. Ir mūkt iš karto žolės. Gal dar suspėsime užsijaukinti prieš stipriai sutemstant. Statome viską ant slieko. Duosime tikrai nemažai slieko. Ant starto pilnas bliūdelis. Ne pilnas, ta prasme, susikarpys, tai čia bus tikrai pusė kažkur tai. Ruduo, kaip bebūtų, reikia žuviai duoti jau maitintis, pasimaitinti normaliai. Priviliot kažkom tai reikia. Jau ką aš parodysiu paskui, kadangi jis pas mane padarytas, paruoštas namuose. Viskas. Visko į bliūdą, imam jaukinimo šėriklėlę tokią truputėlį didesnę. Čia srovės praktiškai nėra didelio tūrio, 40 gramų šėriklą naudosiu. Užkrautai jinai apie 100 gramų tikrai sveria.
Užmetam savo neskubėdami, palaukiam, kol nusileidžia. Tada taip labai lengvai, taip hoplia, 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 viskas. Nusipurtome. Pagrindinė problema yra šitoje vietoje, kur atsisėdau, tai kad aš sėdžiu tarp žalių juostos ir labai stipri žalių juosta. Bet jeigu aš perlipu tą žalių juostą, tai man čia atstumas gaunasi iš viso visai šalia gaudimas. Kažkaip nelabai tikiu. Man toks vaizdas, kad tam kolidoriui tarp tų dviejų žalių juostų, ten, tarpas gal apie 5 metrus, tam kolidoriui turėtų šmirinėti stambesnė žuvis sutemos. Aš taip įsivaizduoju. O viską mums parodys ateitis, kaip sakant. Vėl ta pati muzika. Žmonių daug. 1, 2, 3, 4, 5, 6 priešais mane sėdi. Turbūt nelabai matosi, bet žmonių čia yra. Dabar sutemę. Nelabai jie matosi, bet jų tikrai yra. Taip, ir dar aš vienu žodžiu einu va bank, nes žmonių krūva, tai bandysim su gyvais permušti žuvį. Dar ir zikelį dabar susikarpame. Pusę indelio. Pabandysim paduoti tašką ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Gyvo nieko neduodu. Viskas gyvas, sutarkuotas. Taip, prasimaišom dabar jau sliekus ir zikelį kartu su jauku ir paduosime. Žmonės jau sėdė anksčiau, jie taškus prasijaukinė, jau jie žuvį pagauna. O mums čia bus labai sunku. Nes teorija tokia, kad žuvis kyla prieš srovę. Tai mes kaip ir paskutiniai sėdime. Teoriškai turėtų būti liūdniausiai. Praktiškai sužinosime vėliau. Aš dabar šitų savo desietką suleisiu į taškelį. Smagiųjų, džiugiųjų, didelių tokių šėryklėlių. Ne pačias didžiausias. Bet tikrai nemažas. Jau rudo kolektyvas, jau galima bandyti žvejoti vakarais, naktim. Nežinau kodėl, bet Kauno apylinkėse ta žuvis aktyvesnė, jinai sutemus. Bent jau šiuo metu. Galima ir dieną pagauti. Aš tikrai nenoriu sakyti, kad jūs nevažiuokit dieną, nežvejokite. Ne, tikrai galima pagauti. Bet stambesnius egzempliorius tikrai galima išprašyti sutemus. Tai čia vienareikšmiškai. Čia ir praktika, ir mano rodo praktika, ir žvejojantį žvejų. O kas čia dabar? Salatis palei pat krantą trankosi didžiulis. Čepsi vaiko aukšlelę. Nemunas gyvas, kaip bebūtų, žuvies čia kai dumbla. Tik reikia surasti, kur ir kada jinai maitinasi. Ir tada galima užturėti labai puikią nuostabią žūklę. Miesto teritorijoje galėtų apšvietimas būti padarytas. Pasvajokim truputėlį. Fabrikai šviečia kažkur tai, bet mums to neužtenka, reikia vis tiek lempos, kaip bebūtų. Gerai, chebra, aš dirbu, jūs pailsėkit. Žūklės prekės žvejakelias.com. Žūklės prekės žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejakelias.com. Panašu, kažką mes turime. Kažką tokio. Panašiau į karšį.
Realiai tai tik pavadinimas. Toks. Ne per dideliausias. Pirmas. Kur tu čia, broliai, ryjai? Ir dar suryjas belė kūro. Visada pirmiausia susirenka į tašką smulkmė. Vandenį kelt pradėjo, žolės pradėjo nešti. Nesekasi man su to Nemunu, kad normaliai pasėdėt, pažvejot. Tiesiog nepavyksta. Nemyliuosi apskritai tos naktinės žvejybos. Bet kaip sakant, ruduo toksai metas, kada turi atsiduoti nakčiai. Šansas pagauti trofėjų yra. Pirmas kibimas visiškai trofėjų nepanašu. Jeigu sąžininkai, tai antras. Pirmą irgi besitvarkydamas vieną pagavau, bet nieks neparuošta buvo, tai nenufilmavau. Bet panašaus dydžio toks pat. Taip. Slieko gabaliukas. Atkartosim tą pačią kombinaciją. Vienas gabaliukas slieko ir 3 zikeliai. Toks pakankamai nemažas masalas. Ir reguliariai pastoviai karpytas liekas į tašką eina. Reguliariai. Srovė pakyla, teko šėryklą pasikeisti. 70 gramų dabar, prieš tai buvo 40 stovėjo. Čia Nemunas, čia Hesas netoli. Hes atidaro ir viskas, ir važiuojam. Šiukšlės neša. Ne taip kaip ryte, bet eina. Pasijaukinau tašką su daug jauko realiai, nemažai gyvo paklojau. Išlaukimus 3 minutės, permetimai kas 3 minutės dabar eina. Palaikau tempą, nes ten žmonių daug. Ir čia dar turim kolegą. Žodžiu, reikia kažkaip tai iš jų perimtą žuvytę. Gaudo, visi pagauna. Gal ir pas mus taškelis susikurs. Laukiam. Kolektyvas, tarp kitko, mes dar vis žaidžiam žaidimą 50 eurų čekių laimėti. Nugalėtojai jūs matote apačioje praeitos savaitės. Jisai laimėjo 50 eurų čekį apsipirkti Lucky Tackle parduotuviai.eu Kolmik produkcijai. Prašau kreiptis į mane ir suderisim, kaip tą prizą atsimti. Ką, dabar mes žvejojame toliau, o sąlygas sekančiai savaitėjai, kaip laimėti 50 eurų čekutį Kolmik produkcijai apsipirkti, pasakysiu vėliau truputėlį.
Laukiam karščio. Reguliariai pakarpau sliepučio. Paduosim tikrai daug, tikrai nemažai. Sėdžiu su tikrai didžiuliu presingu. Nu, labai reikia tikėtis, kad mums gyvas liekas pagelbės. Karpytas, čia sako. Tekšt ir kiekvieną šėryklą. Bam. Nu ir varom tai. Arba kas nors įdomesnio, arba su žolėm kartu tokios pačios išmeros jaunolis. Taip ir yra. Ir žolė, ir jaunolis. Ole, koks griežtas piktas. Bandė pabėgti, nepasisekė. Pavadys 0,12, taip kad aš nelabai pergyvenu. Jų nutraukti pakankamai sudėtinga. Bet godžiai paėmė, chibra. Ryja kaip turi būt. Au! Nu va taip, po truputėlį, neskubėdami, ne per dideliausius, bet gaudam. Kibimas praktiškai kiekvienu metimu. Bet taip atsargiai ima, patikėkit manim. Aš jau kablį pasidinau, dabar 10 užsidėjau kabliuką. Krūvą dzikelių. 7, 8. Ir va tokie nedideli ima. Tai ką čia, 20 dzikų dėt, kad imtų didesnis, nesuprantu. Bet kibimas pakankamai greitas. Kas 3 minutės darau permetimus, taip laikrodukas nustatytas, bet nei karto neišlaukiau visą laiką. Arba žolė, arba patasimas, arba karšiukas. Bet sakau, kas įdomiai, tik kad daug dzikelio. Tikrai daug. Visą krūvą. Ant slieko bandžiau, ant slieko greitas atsakas, bet jį pavagė kažkaip tai. Nesuprantu, kaip taip gaunasi, bet sugeba nusekti. Ant krūvos dzikelių, prašau, bimtelį yra. Rudenėlis, chebra. Valandų mes turim dar nedaug. 22 ir kelios minutės. Taip. 22:14. O šalta, kaip rudenį. Dieną su šortais vaikščiojau, blemba, o prašau. 10 vakaro jau reikia su striuke sėdėti. Rudu, tai lietus prasidės, išvis bus smagu. Taip, kad kol dar galima, reikia mėgautis tokiomis dienomis, kada nelyja. Lengvas vėjukas pirmai prasisuka, dabar vėl ramu. Nu, žodžiu, fantastinis vakaras, jeigu turi ką apsirengti.
Kažkoks kalibras iš viso sumažėjo, nesuprantu. Gal net ne karšis? Karšis. Traukiam taip. Gėda žmogui parodyt. Ale tipo karšis. Ale tipo laukiam dar kažko. Tokios faneros galima Kauno mariose dienos metu pagaudyti. Ir nereikėtų čia naktį sėdėti kažkokia nesąmonė, kur tie normalūs karšiai. Labai atsargus kažkokie gibimai prasidėjo. Nu, buvo. Sutrumpinau truputėlį pavadėlį, padariau 70 cm. Ir viskas, pradėjo čia važiuoti, bet kalibras, sakau, toksai. Ir kas įdomiausiai, 3 zakelius dedi, duok 5, 6, tada važiuojam. Apžoras, lašinių nori, žiemai ruošiasi, lašinukus augina, tai jau jiems reikia tokio truputėlį didesnio patikaliuko. Kaip sakant, mes jų turim zakelių, kaip reguliariai į tašką eina, karpyti ir puiku. Gal reikia jau pabandyti ant sliekų užmest, gal kas stambesnė jums, šitie nenorės imti. Bet vėlgi, greitas kibimas. Kaip sakant, galima mėgautis tą žvejybą, kad ir nedidelė žuvis, bet draivą duoda. O gal reikia sulaukti valandos X, kada prieina stambesnis karšis. Gal jų tiesiog čia dabar nėra. Gal jie taip, pavieniai tokie stambesni. O būrys šiuo momentu, va čia toksai, tokių. Kaip ir karšių, kaip ir ne. Fanera taip tautiškai vadinama. Laikroduką nusistatom. Moškės dingo, odų nėra, nu fantastinis vakaras. Tai dabar jau kibimas yra, viskas gerai, bet norisi jau tų tokių didesnių. Nu, gal kažkas įdomesnio bus, tu spardosi taip vyriškai. Gal karosas. Nes čia kolektyvas pagavo karosų. Labai piktas kažkoks tai velnias. Nematau. Karšis. Būt. Nu va, jau chebra karšį pagavom. Pagaliau. Pagaliau karšis. Nu va. Bet visi kažkokie pykti, nervuoti. Nu dar kartelį. Antras bandymas parodyti. Simpatukas. Jau čia panašu į karšį. Porą gabaliukų slieko ir 3 zakeliai. Likt ir karšelis.
į lūpytės kampelį. Tačiau taip įsisegė. Niekaip neištraukiau. Savo tais. O. Pusė 11, chebra, pusė 11. Pirmas padulesnis karšis. Gal jie čia priėjo jau, o gal tai atsitiktinis. Pamatysim, dar pamėtysim, suprasime. Ar čia yra tų stambesnių, ar tie neužauga čia mums kabinasi. Kabinsis. Kaip sakant, ateitis viską parodys. Matot, tokios snargliai. Nuo normalaus karščio normalūs snargliai, dar dzikeliai liko. Ir tarp kitko, ant kablio buvo tai, ką aš karpau, lenkiškos lieko gabalas ir tautiniai dzikeliai. Pabandom tą patį padaryti, gabalą lenkiškos lieko. Daug kas jos vadina plasmasiniais, jie kieti tvirti drūti, sakykime. Gal tiesiog sutapimas, o gal ir tema, kadangi aš lenkiškus karpau, kartais būna žuvis įsijungia. Su mielu noru ima ir tą lenkišką ir ignoruoja mūsų mešlinuką. 3 dzikeliai plus lenkiško gabalas. Ir pilna šėrykla. Karpytas lieko. Aš jau čia pusę kilo baigiu suvaryti. Gal tai pritraukia stambesnį karšį. Matysim. Nes tų nedidelių tai aš jau čia prilupęs. Aš jums visų nerodžiau. Čia jums būtų tikrai neįdomu žiūrėti, net vieną tokį delninuką pagavau. Veiksmo yra, dykai nesėdim, džiaugiamės tuo, ką turime. Ir permetimai. 3 minutės. Prieš tai iki 5 sėdėjau. Taip, neypatingas kibimas, pradėjau dažnesnius permetimus daryti. Ir viskas atsistoja čia jie kaip amaras. Pradžia buvo, atrodė, kad geras karšis, bet čia vėl tas eilinis mano, ne pats mažiausias, bet vis tiek ne tas, kurio norisi. Taks. Susigrūdęs čia taip viską normaliai. Slieko gabalas ir 4 dzikeliai ir truputį stambesnis. O dedi dzikelius. 3-4 greitas atsakymas, nedidelis karšiukas, 10. Ilgesnis išlaukimas, tas pats karšiukas. Vienu žodžiu, chebra, nelabai aš jums turiu ką papasakot, parodyti. Lauksim kažko įdomesnio. Valandų dar nėra daug, dar tik 11. Manau, čia iki 12 gal ilgiau pasėdėsiu pagal situaciją. Gal stambesni vėliau prieis, sunku pasakyti, sunku kažką komentuoti. Kolektyvas nusiėmė jau visas, čia praktiškai aš sėdžiu, draugelis vienas, dar gale kažkas tai yra. Stebuklų nebuvo. Iš stebuklų buvo šiandien vienas karosas apie kilogramą.
žmogelis pagavo, šaunuolis. Kolektyvas, mes dar vis žaidžiame žaidimą. Laimėkite 50 eurų čekį apsipirkti lucky.tackle.eu parduotuvėje Kolmik produkcijos. Ką jums reikia padaryti? Užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka, pasidalinti ir svarbiausia įrašyti raktažodį. Raktažodis šios dienos bus naktinis karšis. Ir sekančioje laidoje vienas iš jūsų laimės 50 eurų čekį apsipirkti Kolmik produkcijos. Sėkmės. Nu ką, draugai, baigiam savo pasirodymą. Užtenka. Pažvėjom. Šį rytą pagavom. Stebuklų nebuvo. Kažkaip įdomiai. Keisčiausiai tai, kad kol slieką davinėjau, dar karšiukai. O ant pačio galo sliekas pasibaigė, pakarpiau zukelio. Pimt vieną aukšlę, pimt oškutę kažkokią, tai karšiukas visiškai nusmulkėjo, vienu žodžiu nesąmonė gavosi. Kuo toliau, tuo prasčiau. Sunku pasakyti. Slieko pritrūko, gal su slieku dar būtų geriau, jeigu būčiau turėjęs daugiau. Tai va, pasižiūrim, ką pagavom, susipakuojam ir važiavam. Faneros balius. Vienas toksai arčiau karščio, sakykime. O toliau tai smulki žuvis realiai, smulkus karšiukas. Paleidžiam fanerą visą. Nu va, draugai, kol kas tiek. Kaip matėte, rytas buvo labai prastas. Atvažiavus vakare, patamsiai šį bei tą teko pakrapštyti. Kur tas ten bus karšis, nežinau. Bet mes jo ieškosime. Ruduo, kaip sakant, tas metas, kada galima pagauti tikrai trofėjinių karšių. Tai viskas, kol kas tiek. Nei žvyno jum, nei uodegos. Iki kitų susitikimų.